Oh my God. Na ką, kolegos, atėjo laikas padaryti apžvalgą apie celofano kriptovaliutą. Na, įdomi iš tikrųjų situacija. Tikiuosi patiks, apie ką aš pakalbėsiu. Ir iškart noriu pasakyti, jeigu jums Antanas Kandrotas patinka, jokių problemų. Jeigu nepatinka, lygiai taip pat jokių problemų. Visiškai neturiu jokių nusistatymų prieš asmenį, noriu pakalbėti tik tai apie jo projektą. Ir nereikia sakyti, kad aš čia reklamuoju ar nereklamuoju to kripto projekto jo, bet tiesiog noriu informuoti, ar ne, apie ką tai yra. Labai įdomu, kokie žmonės yra už to projekto. Yra kai kurių tokių dalykų, apie kuriuos galvoju, kad tie žmonės yra už to vadinkim projekto, bet nenoriu labai giliai lysti į tai, kadangi nežinau iš tikrųjų, ar ne. Tai, tokių, nebūtinai kaltinimų, kažkokių tai bandymų suvesti viską į vieną, ar ne, kad tie žmonės padeda Antanui, jokių problemų, gali padėti kas kur nori, kaip kam nori. Gal galia Antanas lygiai taip pat gali išleisti kriptovaliutą, lygiai taip pat kaip kiekvienas iš mūsų galim, ar ne. Ar verta mums tame dalyvauti? Va čia kitas klausimas, tai apie tai ir pakalbėkim. Jeigu mes užeitumėm į clf.lt puslapį, mums išlystų tokia, atvirukų pre-order forma. Mums reikėtų nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefonų numerį, pristatymą, kur tą atviruką pristatytų. Atvirukas, iš karto pasakau, kad tai yra atvirukas, ar ne, kadangi jie patys rašo, atvirukas nėra investicija, nesuteikia pelno ar finansinių lūkesčių. CLF gali neturėti jokios realios vertės ir negali būti laikomas mokėjimo priemonė. Ir tai labai, priešingai koreliuoja su tuo, ką Antanas pats sako savo video. Paklausykit. Kad šitas visas reikalas pasirodytų rinkoje, kad mes pagaliau susigrąžintume litus, tai yra turėtume savo nacionalinę valiutą, tai yra savo pinigus, nepriklausomai nuo ES, nepriklausomai nuo Ukrainos, nepriklausomai nuo Rusijos, nepriklausomai nuo nieko, kad net nuo šitų visų parsudavusių lietuviškų bankų, mano yra svajonė, kad mes galėtume turėti savo pinigus. Tai iš vienos pusės Antanas bando konkuruoti su egzistuojančiais pinigais, ar ne? Tai su eurais, šiuo atveju su eurais turbūt, ar ne? Ar jisai turi tiek galios, kad galėtų konkuruoti su eurais? Visiškai aišku, kad neturi jokios galios, ar ne? Jo svajonė, jo didelis projektas, dideli žodžiai, daug žodžių, mažai turinio. Ar įmanoma bent jau kažkoks tai dalykas, kad Antanui pavyktų? Mano įsitikinimu tai visiškai neįmanoma. Dėl ko galėčiau pagirti? Dėl to, kad yra pakankamai originalu, ar ne, kad eina pas to žmonės, ar ne, kurie nesupranta, kas yra kriptovaliutos. Tai atspausina kažkokias atvirutės, aišku, tiesiai rašo, kad tai gali būti jokios realios vertės, ar ne, apsidraudžia, ar ne, kad jeigu jūs prarasit savo pinigus, tai jisai, nieko negali padėti, kadangi jūs buvote informuotas apie tai. Ir po to patvirtinat, kad, sutinkate ir suprantate tokias sąlygas. Galima sakyti, kad yra, tiesiog apsidraudimas, ar ne, prieš kažkokius tai teisinius dalykus ir panašiai, bet vėlgi, nežinau, ar tokia forma tikrai turi kažkokią teisinę vertę, ar ne, jeigu žmogus pardavinėja litus, ar ne, kažkokią tai formą, bandydamas paimti iš mūsų pinigus ir, suteikdamas atviruką. Teisme turbūt laimėtų jisai, ar ne, kadangi, kaip pats sakė, kad būdamas kalėjime sugalvojo būtent tokią idėją, šiek tiek abejoju to, kadangi, reikia didesnės įžvalgos, didesnio proto truputėlį ir tame dalyvauti, kad sugalvoti tokį dalyką. Taip, galbūt tai bus kažkokia kriptovaliuta, su QR kodu atsiimsit kažkokią, aš nepirkau iš tikrųjų, galvojau, gal reikėtų bandyti užsisakyti, bet iš vienos pusės, tai yra tiesiog išmesti pinigai. Ar tai kiltų tą kainą tos kriptovaliutos, labai abejoju, ar ne, kadangi
labai toks pasirinktas geras būdas paimti pinigus iš žmonių, kurie nesupranta, ką daro, kurie nemokėtų turbūt parduoti to, nes apie tai visiškai jokios informacijos, ar ne, nusipirkti jokių problemų, suteiks visą informaciją, visą formą, tik tai sumokėkite pinigus. Kaip parduoti tą kriptovaliutą? Na, nesu girdėjęs iš Antano, nors iš tikrųjų nelabai daug ir klausiau jo, bet kiek kas susiję su ta CLF kriptovaliuta, tai teko paklausyti, bet nėra jokių kažkokių tai dalykų, na, dovana kažkokia, ar ne, tai yra ilgalaikis projektas, kad bus ten vykdomas metų metais ir kažkada galbūt bus galima atsiskaityti tokiais CLF kažkur, kur bus galima atsiskaityti, neįsivaizduoju, bet tarkim, ar ne. Čia yra, žodžiu, projektas, kaip jums pasakyti, na, sukurkime Europos Sąjungą iš naujo, maždaug toks būtų tokio lygio projektas. Neįsivaizduoju, kokiam milijonieriui, milijardieriui tai galėtų pavykti. Akivaizdu, kad Antanas nėra kažkoks tai labai sėkmingas vienaragio verslo, kuris yra vertinamas milijardais savininkas. Tai sunku būtų pagalvoti apie kažkokią tai sėkmę. Bet vėl, iš kitos pusės, na, niekas jam nedraudžia, ar ne, bandyti, ieškoti lengvatikių, ar ne, kažkokių tai, kurie pirktų tą kriptovaliutą. Ir teko jau matyti TikTok'e ar kitose platformose, jau kažkas reklamuoja, ar ne, pabandysiu, pažiūrėsiu, gal ten po metų kažkas atsitiks. Tai iškart noriu jūs nuraminti, kad neatsitiks. Nėra jokio projekto, nėra jokios idėjos už tos atvirutės. Neįmanoma, kad tiesiog pinigų funkcija atliekanti kažkokią kriptovaliutą galėtų ten iškilti iki begalybės. Nu, bent jau ne iki begalybės, bent kažkiek tai daugiau truputėlį. Tiesiog neįmanoma. Tai yra tiesiog paprastas meme coinas, shitcoinas, vadinkit kaip norit, ar ne, įpakuotas į gražų įpakavimą ir būtent skirtas tokiems žmonėms, kurie nesupranta, kas tos kriptovaliutos. Kažkur girdėjo, kad ten galima uždirbti daugiau, mažiau ir panašiai, bet tai nėra jokia investicija, tai nėra kažkoks tai projektas, už kurio dirba komanda, nors jisai sako, kad yra komanda dirbanti ir ten lyg tai auditą kažkas, tai jau girdėjau, kad būtent to žetono, meme coino, norėjau sakyti, tos kriptovaliutos auditą darys, tai čia yra išties, yra tiesiog, na, apie nieką. Čia lygiai tas pats būtų, kaip, na, vaikas koks nors atsispausdintų, ar ten, nežinau, kažkokius pinigus sugalvojęs, bet ką ant jų, jisai paėmė tiesiog buvusius litus, na, bando kažkiek pritemti tą technologiją už tų atviručių, bet tai yra visiškai nesusiję su blokų grandinė, visiškai nesusiję su kriptovaliutom, su investavimu ir panašiai. Tiesiog kaip jisai rašo, tai yra tiesiog atvirukas. Tai neturėkite jokių iliuzijų, jeigu norite paremti Antaną, turite teisę tą daryti, bet jeigu norėsite susigrąžinti tos pinigus, aš manau, kad bus pakankamai sudėtinga. Net jeigu ir susigrąžinsite pusę tos sumos, kiek investavote, na, vis tiek bus toks, na, poskonis kartus, kadangi nėra jokios technologijos, jokios piramidės, kažkokios, bent jau būtų kažkokia piramidė, ar ne, kad išmokamos kažkokios tai sumos ir panašiai. Na, visiškai yra projektas, nežinau, Antano auditorijai, jeigu jam pasiseks, būsiu labai baisiai nustebęs ir galvosiu, kad, na, esame tikrai, na, visiškai finansiškai neraštingi žmonės. Po visų, kokių ten tų buvo kripto projektų vasarą, kurie bankrutavo, VLF ar kažkokie tenai buvo, jau tada pasirodė, kad yra labai sudėtinga situacija ir žmonės, na, tiesiog merkia pinigus ten, kur nesupranta ir tikėdamėsi didelių iksų kažkokių, tai, na, tiesiog padovanoja kažkam tos pinigus. Na, labai abejoju, bet vėlgi čia iš mano pusės, labai abejoju, kad žmonės susidomės tokiu projektu, bet iš kitos pusės jis turi pakankamai didelę auditoriją, tai gal ir pavyks. Aš tikrai nelendu, galvojau bent 10 eurų dėl smagumo nusipirkti, bet viską paskaičiau, pasižiūrėjau jo įrašus, nematau prasmės ir nematau idėjos kažkokios, tai yra idėja konkuruoti su euru. Neįmanoma, tiesiog neįmanoma.